Šaukštas proto. Iš asmeninio dienoraščio 2000 kažkelintų metų vasario 15. Vakar važiavau pro parduotuvę, o šalia jos lauke buvo surikiuotos net 3 palapinės, kuriuose buvo pardavinėjamos širdys, gėlės, balionai ir dar kažkas. Nes tam vakar buvo proga. Grįžau namo nešina tik nuosavą širdim, nes taip mums geriausia jau ne pirmus metus. Galvoje ratas suko kita mintis. Niekada taip gerai negyvenome. Kodėl ją atrodo tenka kartoti ir kartoti? Nes atrodo, kad neturime būdo, neturime elgesio schemos tai priimti. Mūsų smegenys atrodo neturi gero gyvenimo receptoriaus. Net rašant tai, nežinia, kieno įkyrus balsas nutęsia. Nu kas čia gali būti gero? Čia ne mano mintis, bet matyti ją girdėjau tiek daug kartų, kad refleksas suveikia ir pragroja šitą plokštelę. Net ir po tiek metų kasdienio geros dienos rašymo. Kas čia per nesąmonė? Negi vertinti gyvenimą gerai reikia įpročio. Ar tai įgūdis? Ar tai kultūros dalis ir elementas? O kada ir kodėl išmokom sakyti, nu kas čia gali būti gero? Ir kodėl tai galėjo būti gero tono ženklu? Ar tai buvo kultūriškai priimtinas pasiteisinimas, kad nesugebu sugeneruoti nei vienos geros minties? Ar svarbiausia visi sveiki irgi yra iš ten pat? Nesiginčiu, rytas, kai bet ką nustoja skaudėti, yra pats gražiausias per labai ilgą laiką. Bet žinot dar ką? Netaip jau dažnai ir skauda. Ir tai nėra vien tik sėkmės klausimas. Stengiuosi, kad neskaudėtų. Žiūriu toliai į priekį ir imuosi pačių įvairiausių dalykų, kad ir pasilenkčiau, ir kad virškintų, ir kad galvos neskaudėtų. O gal yra taip, kad kas čia gali būti gero, visai negailestingai leidžia ir nesistengti, kad būtų geriau. Nes o kam? Kad tai nebepalieka erdvės vis pasitikrinti, tai gali ar negali būti geriau? Kad jeigu tokia erdvė susidaro, tai ji nebeleidžia galvoti, nu tai ko norėti, kai jau tiek metų, kai tokia valdžia, kai tokie laikai, kai toks gyvenimas. Kiek? Kokia tokia valdžia? Ne tokia, už kokią balsavom, apie kokią kalbėjom. Kokie tokie laikai? Ko negalim savo gyvenime iš tiesų pasigerinti? Jau vien absoliučiai bet kokia muzika grojanti fone, man atrodo, yra nereali laimė. Nori iš mažo Japonijos miesto, nori iš blizgiausio Vilniaus klubo. Tai gal dar nemokam norėti? Tai gal nemokam naudotis tą laisvę ir tą gausą, kuri mūsų ištiko. Nors lyg ir būtent to siekiam. Juk su gyvenimu tada kaip tik viskas labai gerai, o ne gerai su mūsų įpročiais ir požiūriais. Gera tau kalbėti, gieda mano vidinis kritikas. Ne visi taip gyvena. Tai aišku, kad visi gyvena visaip. Bet kai matau, kaip žmonės parduotuvėje iš maišelio traukia centus, bet vis tiek perka saldainius, tai negerai yra tam senukui iš nuotraukos prie sudegusio namo prie savęs spaudžiančiam katinuką. Bet kažkas man kužda, kad jis labiausiai apie tą katinuką ir galvoja. Ir jam dėl to gerai. Ir mes dar nemokam suprasti, kas yra mūsų katinukas. Ar jau nebemokam. Aš Monika Kuzminskaitė, sveikatos ir mitybos psichologė, padedu spręsti kasdienius ir sudėtingus elgesio, mąstymo ir emocijų klausimus. Rašau, skaitau paskaitas, teikiu psichologinės konsultacijas. Mane rasit socialiniuose tinkluose vardu Šaukštas proto arba gyvai Vilniuje Goštauto gatvėje. Rašykit man asmeninę žinutę socialiniuose tinkluose arba elektroniniu paštu adresu šaukštas.proto@gmail.com. Taikos ir ramybės.